Sveiki. Kas šiandien jūs labiausiai erzina Lietuvos politikoje? Turbūt lengviau būtų pasakyti, kas neerzina. Jeigu taip juokaujant, bet jeigu kalbėti rimtai, tai turbūt ne tik Lietuvos politikoje, bet ir apskritai politikoje ta tokia politinė, nenoriu sakyti, taisyklė, praktika, galbūt toks politinio veikimo principas, kai yra sakoma viena, dažnai padaroma kita, o galvojama dar trečia. Tai va tas toks įsiskyrimas politikoje, jisai gan dažnas ir turbūt nieko per daug net jau ir nebestebinantis. Tai nebuvimas tokios vienovės tarp minčių, darbų, veiksmų ir sprendimų. Tai jeigu trumpai atsakiau, šiaip natūralu, kad gal erzina žodis pats šiek tiek provokatyvus yra. Galbūt aš vertinčiau tos procesus kaip keliančius emocingus sprendimus, kurie kelia dar didesnės emocijas. Arba interpretacijos, kurias kelia dar didesnės interpretacijas. Tai čia politikoje tokių dalykų tikrai daug, o dabartinėme kontekste šiuo laiku iš tikrųjų yra daug, galbūt ne tiek daug, bet keletas tokių itin aštrių temų, itin aštrių klausimų, kurie labai audrina visuomenę, kuri kelia labai prieštaringas reakcijas. Kita vertus, kaip politikas galėčiau galbūt pasakyti, žvelgdama šiek tiek į procesus ir iš vidaus, ir iš išorės, kad nemaža dalis tų tokių emocijų ar procesų jie yra sąmoningai, galbūt šiek tiek pakaitinami ar paskatinami, bet tai yra tokios politinio gyvenimo taisyklės, prie kurių, kaip sakant, įprasti galbūt nėra paprasta, pagal jas žaisti, jeigu taip galima tokį terminą vartoti, turbūt tenka, jeigu tu esi tame lauke, bet aš kaip ir sakiau, kad svarbiausias dalykas turbūt ne tik politikui, bet ir apskritai žmogui, kad ir kaip tai būtų nelengva vis tik neišduoti savo paties principų, savo paties vertybių, savo paties tam tikrų idealų, kad ir kaip sunku juos išlaikyti, apginti ar išsaugoti. Prieš klausiant klausimą prisistatykite. Trečio kurso studentas Rapolas. Kokiais nuveiktais darbais mero poste didžiuojatės labiausiai? Būtų dabar taip nelengva pasakyti, per 12 metų buvo daug tų darbų, aš galbūt tiesiog akcentuočiau paskutinėje kadenciją, tai yra nuo 19 iki 23 metų, tai kiek yra tekę kalbėti su visais Klaipėdos merais nuo pat nepriklausomybės atkūrimo, tai yra nuo Vytauto Čiapo, nuo Benedikto Petrausko ir visų kitų iki manęs buvusių merų. Tai tokios sudėtingos kadencijos, kuri buvo paskutinioji, kaip aš sakiau, 19-23 metai, nebuvo ne tik manoje politikoje karjeroje, bet ir visų mano kolegų karjerose, kame tie tokie iššūkiai, kurios galėčiau, kaip sakyti, pavyko įveikti. Tai pirmiausia, prisimenat, jeigu neprisimenat, priminsiu, kad kadencija prasidėjo, aš atsimenu, buvau Izraelį išvažiavęs, atrodo, 19 metų, po naujų metų ar per naujus metus ir gaunu skambutį, kad įvyko didžiulė ekologinė katastrofa, Grigeo vamzdis buvo, kaip sakant, galų gale nučiuptas ir atrastas. Ir tada, aišku, didžiulė ekologinė katastrofa, didžiulis tyrimas, didžiulis ažiotažas ir natūralu, kad viso to kontekste negalėjo miestas būti kaip ir tarsi nuošalyje, nes buvo nemaža dalis kaltinimų, kad Klaipėdos vandenys kažką žinojo, kažką slėpė, kažką toleravo, nors to paskui išaiškėjo, kad tikrai nebuvo, bet kuriuo atveju, kaip sakant, teko būti įveltam į tos procesus ir dažniausiai, kaip tenka politikui, teisintis už veiksmus, darbus, veiklas, kurių tikrai neteko padaryti, bet vis tik kažkaip sudėtingai, bet pavyko įveikti tą iššūkį ir galų gale, kaip sakant, viską nukreipti teisėsaugos tyrimo link ir išvengiant tų tokių, sakykime, politinių batalijų, nors, aišku, norinčių to daryti buvo labai daug. Tai davė rezultatą ne tik, kad galų gale buvo išaiškintas teršėjas, bet buvo galų gale užkardintas kelias panašiems dalykams ir ateityje ir atsirado sutartys, sandoriai su Klaipėdos vandenimis, kad daugiau tokių incidentų ir akcesų nebūtų. Prisiminčiau, aišku, dar ir kitą dalyką, turbūt labiau tokius skaudesnius ir jautesnius, tai karas Ukrainoje ir galbūt netgi pandemija pirmiau. Klaipėda buvo likęs vienintelis uostas, vienintelė vartai į pasaulį, per kurį galėjo
tautiečiai grįžti į Lietuvą, tai yra per mūsų keltų linijas iš Vokietijos daugiausiai. Ir Klaipėda buvo visos Lietuvos epicentre suvaldant tą situaciją, nes niekas neturėjo jokios patirties. Mūsų ligoninės ir miesto ligoninė buvo, kaip sakyti, tiesiog apgultos ir užkimštos iki paskutinio centimetro vos ne koridoriuje sergančiais ir kurie įtariami tas lygomis. Kita vertus, teko tiesiog naktimis dirbant ieškoti sprendimų, kaip suvaldyti srautus, kuriuos apgyvendinti, kad sutartis kaip ir yra, bet ne visi jų laikosi, kaip ir kur sudėlioti visą logistiką. Net ir toks paprastas dalykas, iš kelto žmonės negali išlipti ir eiti tiesiai. Jos privalai surasti autobusą, pasodinti autobusą, nuvežti užsakytą viešbutį ar erdves. Ir tikrai naktimis ir 2-3 valandą nakties tekdavo dažnai bendrauti su sveikatos ministru, tada buvo Veryga, tiesiog derinant, kaip sakant, tai buvo tas laikas, kada ministras skambina, klausia, ką daryti. Ir tu jam patari, kad daryk to arba nedaryk tą. Tai vis tik tą pavyko suvaldyti ir Klaipėda, sakyčiau, labai garbingai išėjo iš tos situacijos, atlaikė tą milžinišką spaudimą ir manau, kad tapo pavyzdžių visai Lietuvai. Ir netgi, kai čia buvo tie vadinamieji lokautai, uždarimai savivaldybių, mes kažkaip mieste irgi tą sugebėjom, kaip čia pasakius, suvaldyti civilizuotai, be kažkokių didelių dramų, be didelių konfliktų, nors aišku, tai irgi buvo. Tai va čia vienas irgi toks, sakyčiau, prie tokių bent man labai įsiminusių darbų. Kitas dalykas, aišku, karas Ukrainoje. Pirmoji ta pabėgėlių banga. Ir vėlgi, visi žiūri į savivaldybę, visi žiūri, aišku, į miesto vadovą, į merą. Tik priminsiu, kad dar toje kadencijoje nuo 19-23 metų nebuvo tas įstatyminis reguliavimas, kai miesto meras turėjo valdžios tik tai tiek, kiek leido įstatymas. Tai buvo miesto meras politinis vadovas, savivaldybės administracijos direktorius, kuris buvo vykdomosios valdžios vadovas. Šiandien meras viskas yra viename ir jeigu, taip leidžiu savo dažnai prisiminti, jeigu tuo laiku būčiau turėjęs tuos įgaliojimus, kad turi šiandieninis meras, tai ko gero viską būtų galima padaryti dar geriau ir greičiau. Tai suvaldymas tų migrantų srautų, kuriems vėlgi reikėjo rasti ir patalpas apgyvendinimui, spręsti maitinimo klausimus, socializacijos klausimus, darželiai, mokyklos. Ir vėlgi tai buvo, sakyčiau, ne tai, kad tu ruošiesi kaip kokiai dainų šventei 4-5 metus ir po to įvyksta didžiulė šventė. Tai tiesiog vėlgi iššūkis, kurį reikėjo spręsti čia ir dabar, bet vėlgi su juo mes susitvarkėm labai gerai. To pasiekoje be abejo, kaip pamenėt, tų sovietinį režimą primenančių paminklų demontavimas. Klaipėda, patys žinot, yra daugiatautis miestas, turintis ilgas tradicijas, kuriame gyvena tikrai labai daug tautybių žmonių. Ir šiaip tas sugyvenimas Klaipėdoje tų skirtingų žmonių, skirtingų tautybių, kalbančių skirtingomis kalbomis, tačiau esantis lietuviais piliečiais, buvo pakankamai toks, sakyčiau, konstruktyvus ir draugiškas. Be abejo, pajudinus tą klausimą šitų paminklų nukelimo skulptūrų parke, kaip sakykime, buvau iš vienos pusės iš Vilniaus buvo spaudimas, kuo greičiau nuimkit. Vietoje, turint omeny gausią rusakalbių bendruomenę ir labai didelį platų įvairių kitų tautybių, sakykime, kontingentą, buvo nedarykit to, prilaikykit. Tai šitai vietoje, matyti istoriją, galutinai įvertins viską. Aš nedariau tokių forsuotų veiksmų, nors puikiai supratau, kad tai reikia daryti ir kad tai bus padaryta, bet mes nedarėm, kaip tarkim mūsų kolegos Palangoje naktį. Nusprendė, kaip sakant, sutarė be didelių ten derinimų, atvažiavo ir kaip sakant, nuvertė ir išvežė. Palanga, aišku, kitas miestas ir kita demografinė situacija, kita tautinė sudėtis to miesto. Tai mes Klaipėdoje padarėm, kas irgi Lietuvoje nebuvo buvę, tą tokią gyventojų apklausą. Gavome ten turbūt, jeigu bijau pameluoti, bet turbūt apie 70%, kurie pritarė tam demontavimui. Tada atlikom visas privalomas procedūras, ne tik kad nugriauti, bet kur ir dėti, nes tie kareiviai metaliniai, jie pasirodo buvo, kaip sakykime, turėjo tam tikrą formaliją, ne tai kad meninę vertę, bet autorystės teisės ir autoriai buvo gyvi, tai teko derinti su jais ir tai iškeliavo po to į Grūto parką. Bet viso to derinimo metu tai buvo didžiulis spaudimas, kurį reikėjo atlaikyti. Bet tai buvo atlaikyta ir kaip sakant, šiai dienai turim, ką turim. Plius teko nutraukinėti ryšius su miestais partneriais kaip Mogiliovas, Čerepovecas Rusijoje ir Baltarusijoje, Kaliningradas. Tai vėlgi buvo spaudimas toks, sakykime, iš Vilniaus, iš vyriausybės, galbūt iš Seimo iš dalies,
buvo spaudimas, kuo greičiau traukit, kuo greičiau darykit. Na, supratom, kad tai reikia daryti ir vėlgi ateinam į tarybą, atliekam viską civilizuotai, nepaisant, kad norėtųsi, nenoriu sakyti linčio teismo, bet kad norėtųsi daryti čia ir dabar. Tai va, siekiant išvengti tokių tiek komplikacijų, tiek įtampų, tiek galbūt ir nereikalingo rezonanso, tai ne visai lietuviškai tariant visuomenėje, ėjome, sakykime, tais sprendimais. Na, o visi kiti darbai, sakykime, tie tokie buitiniai. Dabar netaip seniai buvo atidarytas kultūrų parkas, jis buvo atidarytas jau pasikeitus valdžiai, tačiau didieji darbai buvo padaryta dar man dirbant. Lygiai taip pat su Memelio miestu. Atsimenu tą pirmąjį susitikimą su Gusetinu, Martinu miesto garbės piliečių, to teritorijos vystytojų, kai jis atėjo pasakė, noriu vystyti teritoriją. Sakau, Martinai, darykit viską, mes iš miesto pusės irgi darysim viską. Praėjo kiek čia tų metų, turbūt kokie 3, gal jau 4. Ir va dabar jau aš matau kylantį Memelio miestą ir natūralu, kad, kaip čia pasakius, keičiasi valdžios, bet tie tęstiniai projektai, kaip buvo pradėti prie vieno mero, taip baigėsi prie kito, bet miestas negali sustoti, nepaisant to, kad keičiasi politinės valdžios. Ir tik paskutinis sakinys, aš atsimenu, kai aš pradėjau savo karjerą kaip meras 2011 metais, buvo balandžio mėnuo ir už kokių 3, turbūt po kokių 3-4 mėnesių buvo atidaryta Klaipėdos Švyturio arena. Tai aš puikiai supratau, kad tai ne mano darbas, mano tik tai formalioji pareiga nukirpti juostelę, bet aš pakviečiau buvusi merą, kuriam atidaviau tą garbę, tiesiog suprasdamas ir savokdamas, pagerbdamas žmogų, kuris tą tikrai darė. Po to Klaipėdos baseinas vėlgi jau buvo pastatytas, man jau tiesiogiai dirbant, pradėjus ir jį užbaigus. Daug labai įvairių buvo, sakykime, niuansų, kai kurie dabar iki šiol dar tebesitęsia. Tai žinot, tų darbų tiesiog, kai jų nerenki, ne tam, kad jais galėtum ten girtis ar prisiminti, jie lieka. Tas pats Danės parkas, sakykime, ar gausybė tų erdvių, kuriomis šiandien džiaugiamės, kurios atrodo kaip yra kasdienio gyvenimo atributas. Bet jie, didžioji dalis, buvo padaryta mano laikais ir aš tam džiaugiuosi ir didžiuojuosi. Ir nesakau, kad aš tai padariau. Tai padarė Klaipėdos miesto savivaldybė, politikai priimdami sprendimus. Nenoriu susireikšminti. Aš trečio kurso žurnalistė Ieva ir noriu paklausti, kaip vertinate dabartinę LRT situaciją ir jau planuojamus protestus Vilniuje? Jo, tai turbūt vienas iš tų aštrių, karštų klausimų, kuriuos aš pačioje pradžioje užsiminiau. Ir rytoj ryte mes turime kultūros komitete posėdį, parengiamąjį posėdį penktadienį, o penktadienį bus jau kultūros komiteto posėdis, kuriame bus vertinami pakeitimai ar papildymai prie to įstatymo projektų, kurį pateikė Nemuno aušros politikai, Seimo nariai. Ir dabar pagal procedūras tai ateina į Seimo komitetą, Seimo kultūros komitetą, kurio nariu dar netaip seniai aš dabar tapau. Tai klausimas be abejo bus karštas ir matyti nelengvas ir nežinau, negalėčiau prognozuoti baigties. Atvirai pasakysiu, matau vieną vertus, kai pirmiausiai viešai nuskamba visos sąrašas, kurie palaikė tą įstatymą balsuojant pateikimo stadijoje, siūskite jiems laiškus. Tai galiu pasakyti, aišku, dabar tų laiškų absoliučiai vienodo turinio, bet su skirtingais siuntėjais, į dieną gaunu gal kokį 100. Tai natūralu, tu supranti, kad tai vargu bau, kad visi žmonės perskaitė tą patį tekstą ir po jo galėtų pasirašyti, bet aš to nekvestionuoju. Žmonės turi teisę, jie naudojasi ir to turbūt niekas negalėtų paneigti. Aš pavyzdžiui, jeigu jūs kalbėt apie save grinai, aš manau, kad šitas sprendimas įšaldyti, nesumažinti, bet įšaldyti LRT finansavimą 25 metų lygmenyje, jis yra beveik 80 milijonų. Tai nėra mažinimas. Nes, kalbėkime atvirai, aš tikrai nesu galbūt didžiulis šalininkas dabar to viso, atsiprašau, šaršal, ne visai lietuviškai gal pasakysiu. Tačiau LRT tebeturi iki šios dienos tą tokį, sakyčiau, labai užtikrintą ir, kaip čia, inovatyvumo ir kūrybingumo neskatinantį finansavimą. Procentas eina nuo GPM ir 1,3 procento eina nuo akcizų surenkamų. Ir natūralu, kad šitos pajamos auga. Ir jeigu šįmet, sakykime, turėtų būti pagal planą pirminį, jeigu niekas nesikeistų, 88 milijonai, kitais metais turbūt jau 93, o 20 turbūt 8 artėjom netoli 100 milijonų. Bet suprantat, šitoje vietoje nėra taip, kad tu kovoji už turinį, tu įrodai savo, sakykime, programų vertę finansuotojams, gerai sakykime, tai valstybei.
tai tu tiesiog gauni garantuotą finansavimą visiškai, kaip čia pasakius, nesijant to su rezultatais, nesijant to su tavo iniciatyvom. Tai šitam kontekste aš tikrai nebijau sakyti, aš pritariau, juo labiau, kad mes iš tikrųjų pareiškia įtin garsią ambiciją tiek dėl gynybos, kuriai, kaip žinot, skiriam 5,38 nuo BVP, tai beveik vos ne 5 milijardai krašto apsaugai. Tie pinigai, suprantat, jie turi būti surasti biudžete. Kažkuri dalis galės būti skolinta, sakykime, pagal lengvatiniam sąlygom iš Europos komisijos, bet jos reikia surasti. Ir va šitoj vietoj šaltinį reikia rasti. Ir va šitos lėšos, kurios, jų galbūt netiek daug, ten 7-8 milijonai gautųsi, jeigu viskas tas įsigalios, natūralu tai pirmiausia eitų kultūrai ir eitų turbūt švietimiečiams mokytojų algoms kelti. Tai va dėl šito konteksto LRT kažkaip ir pati LRT per daug nekvestionuoja. Didžioji ginčių dalis arba karščiausia temperatūra yra dėl dviejų pozicijų. Slaptas ar neslaptas balsavimas renkant arba atleidžiant labiau LRT generalinį direktorių ir kokia proporcija turėtų to būti. Šiai dienai yra 12 LRT tarybos narių, kurios 4 deleguoja prezidentas, 4 deleguoja Seimas, 2 opozicija, 2 pozicija ir 4 yra ten skirtingų asocijuotų mokslo ir švietimo asociacijų atstovai. Tai mokslo taryba, biskupų konferencija ir dar 2. Tai iš tų 12 įdomi tokia situacija. Priimant arba tvirtinant LRT direktorių pakanka daugumos elementarios 7 iš 12. Bet atleidžiant jau įsijungia kitas mechanizmas, kuris buvo pakeistas beje tik 24 metais. Jau atleidžiant įsigalioja 8 iš 12. Ir aš iš karto sakiau, netgi pirmose diskusijose, žinot, ar vienoks ar kitoks atvejis, priėmimo tvarka ir atleidimo tvarka turėtų būti tokios pat. Kaip tave priima, taip tave ir atleidžia. Kas tave priima, tas tave ir atleidžia. Tai va čia dėl to yra diskusija ir yra 2 pagrindiniai siūlymai. Nuo šiandien mačiau, beje, užregistruotas dar vienas. Jis apskritai toksai keistokas buvęs ministras užregistravo jį, kad jisai siūlo apskritai nebejudinti tų 7 ar 8, bet apskritai mažinti tarybos narių skaičių nuo 11, nuo 12 daryti 11. Tai tų siūlymų bus daug. Aš šitoj vietoj tikrai pirmiausiai pritarčiau nuoseklumui ir pritarsiu nuoseklumui. Ar tai bus 8 iš 12, ar tai bus 7 iš 12, bet kad tai būtų kaip priėmimas, taip ir atleidimas. Kalbant apie slaptas, neslaptas balsavimas, iki 24 metų visą laiką buvo slaptas, tik tais 24 metais renkant naująją direktorę, Seimo dauguma, kuri tuo metu buvo truputėlį, sakykime, dešinės pakraipos, jie pakeitė įstatymus tam, kad, kaip sakant, tas balsavimas būtų atviras ir kad matytų, kas kaip balsavo. Aš gal ne taip įvardinčiau, bet paprastais žodžiais tariant. Ką reiškia, pamenat, kad direktorė turbūt buvo patvirtinta, jeigu neklystu, iš 3 karto. Nes visą laiką buvo 6 ir tik po to, kaip sakykime, vyko tas toks lūžis ir ten buvo berods Aistis Barauskas, pretendentas ir Monika Garbačiauskaitė Budrienė. Ir ten įvyko lūžis. Aš tai laikau tikrai nenormalia situacija. Taip neturėtų būti. Kita vertus priekaištai, kad čia noras yra uzurpuoti LRT ar kažkas tokio, aš tikrai tam nepritariu ir manau, kad taip tikrai nėra. Nes jeigu būtų noras urbanizuoti ar dar kažkaip kitaip perimti LRT, pirmiausia, turbūt reikėtų kalbėti apie LRT tarybos formavimą. Kad tenais turėti galias ir svertus, nes būtent LRT taryba renka, skiria ir atleidžia generalinį direktorių. Tai čia, sakyčiau, truputėlį ne tuo adresu. Aš pasakysiu savo nuomonę, manau, kad direktorė, kuri, kaip sakykime, direktorė tapo tik iš 3 karto atviro balsavimo konkurso metu, tikrai žūtbūtiniai kovoja dėl savo vietos. Aš tikiu, kad vedama kilnių motyvų ir kilnių tikslų, tačiau manęs jie ne visiškai įtikina. Aš nematau čia jokios urbanizacijos ar kažkokio arba valdymo užvaldyti. Aš nekvestionuoju, nors ten mačiau užklausę kolegos, ar ten daugiau dešinės pusės yra rodoma politikoje ir partijos, kurios atstovauja dešinę pusę, ar kairės. Ir girdėjau dar vakar beros kažkur buvo pasakyta, kad dažniausiai rodomas politikas turbūt yra Žemaitaitis. Bet ar tai reiškia, kad tai būtent ta jėga yra rodoma daugiausiai? Klausimas toksai retorinis. Tai tikrai, manau, bus karšta diskusija. Karšta bus diskusija, ji sugrįžti Seimo salę turėtų ateinančios savaitės, lygiai po savaitės antradienį, jau po komiteto vienokio ar kitokio sprendimo. Koks ten bus galutinis
verdiktas šiai dienai tikrai nenorėčiau prognozuoti. Ir galbūt tik tais dar viena labai labai svarbi aplinkybė. Kaip žinot, tik neseniai buvo pabaigtas, atliktas LRT auditas. Ir jį vertina, čia kaip jums pasakyti, nuo vertintojo priklauso vertinimo kampas, aštrumas ir gelmė. LRT sako, nieko ten tokio, šiaip yra šiek tiek, bet mes ten pataisysim nieko blogo arba nieko dramatiško. Kitagi pusė, kuri, sakykime, politinė dažniausiai pusė, kuri tas audito išvadas skaito truputėlį kitaip, išvelgia ten tikrai didelių rizikingų dalykų ir tiek dėl įdarbinimo, tiek dėl programų finansavimo, tiek dėl, kaip čia pasakius, tam tikrų nepotizmo praaiškų, ten daugelio, neminėsiu ne vienos pavardės, daugelio garsių vedančių įvairių laidų ar veidų LRT giminės artimieji dirba kitose laidose, ar visais atvejais tai yra, kaip sakant, atrinkta pačių skaidriausių būdų, turint pačias geriausias kompetencijas lyginant su kitais, klausimas yra atviras. Tai va šitos audito išvados turbūt ir buvo tas atspirties taškas, nuo ko prasidėjo, kaip sakykime, tas visas judesys. Bet grįžtant dar truputėlį atgal, visiškai ne į tą gal klausimą, bet aš manau, kad visas sujudimas šitame kultūros lauke prasidėjo šiek tiek dar ankstėliau ir mes esame turbūt pasiekmių tam tikrų sprendimų, kurie tikrai nebuvo geri, pasiekmių bandantys suvaldyti politikai. Tai visų pirma, Šarūno Biručio nepatvirtinimas ministru dėl ne visiškai aiškių, objektyvių, neobjektyvų kriterijų. O ten kalbų buvo visokių, kalbų visada būna visokių. Po to natūralu šito kultūros ministro Ignoto paskirimas. Tai čia buvo apskritai toks, sakyčiau, unikalus atvejis Lietuvos istorijoje, kai prezidentas per nuotolį pasižiūri iš New Yorko, pabendrauja per Zoom ar Teamsą. Čia taip pat premjerė irgi tik vos neprabakšmom ir paskiriame žmogų, kuris apskritai diskredituoja visą tą procesą. Ir po to jau prasideda, kaip sakykime, sniego gniūžtė. Ir dabar atsisukus atgal galėčiau pasakyti, taip gal nevertėtų to garsiai sakyti, tikrai aš turėjau galimybę taip pat būti galbūt toje pozicijoje, bet kadangi tuo metu nebuvo tokių, kaip čia pasakius, tikėtina dramatiškų pasiekmių sekos, aš tiesiog sakau, tai turėtų daryti jaunesni žmonės, tai turėtų daryti žmonės, kurie galbūt yra arčiau Vilniaus gyvenantis, galintis būti ten. Ir aš manau, kad jie turėtų, apskritai, jauninkim Lietuvos politinio gyvenimo visą tą, vadinkim, padangę. Dabar kartais savo užduodu klausimą, o gal reikėjo daryti kitaip. Bet yra kaip yra šiandieninė ministrė kultūros Vaida Leknavičienė. Manau, nelengvas jai teko startas, bet manau, įgys patirties, įgys pagreičio. Tai tame skaičiu yra LRT situacija, tai irgi yra jos veikimo orbitoje. Aš esu 3 kurso studentė Gabija ir kaip manote, ar Klaipėdoje reikia protesto dėl LRT ir jeigu tas protestas įvyktų, ar jūs pats dalyvautumėte jame? Na, protestai, kaip jūs žinote, demokratinės valstybės tiesiog vienas iš tokių savaime suprantamų, nebijočiau sakyti, tokių raiškos formų, reiškinių. Ir protestai, kurie, kaip sakant, vykdomi arba skelbiami nustatyta tvarka, nepažeidžiant ten įstatymų ir visų kitų dalykų, tai yra normalus politinio ir demokratinio proceso dalykas. Tų protestų matyt gal ir bus ir čia dėl to aš nekvestionuoju. Sakykime, reikia, nereikia, galima, negalima, tikrai, kad ne. Menininkai, ypatingai žmonės išradingi ir emocingi, pažįstu labai daug jų. Ir jie turi teisę protestuose dalyvauti, bet pasakysiu vėlgi savo nuomonę, gal kam jinai nepatiks. Bet kai aš matau protestuose moksleivius iš vienos ar kitos mokyklos, ten 10-okus, 9-okus, na, aš keliu savo klausimą, ar tikrai jie, na, kaip sakant, jau turi tos suvokimo, dėl ko protestuoja ir ko siekiama. Nekvestionuoju, gal beje Seime užregistruotas įstatymas balsuoti savivaldos rinkimuose nuo 16 metų. Tai yra tam tikra, sakykime, indikacija žiūrint į ateitį. Tai va tas dalykas mane šiek tiek taip, kaip čia pasakius, stebina, nes kaip ten bebūtų manęs nestebina, kai aš matau tuose protesto akcijose žinomus menininkus, kūrėjus, apskritai visuomenės veikėjus, aš suprantu, jie turi ką pasakyti, jie turi praktikos patirties, jie seka, žino ir išmano turbūt nūdienos gyvenimo niuansus.
nėra kalbos. O ar eičiau aš pats į protestus, tai protestas protestui nelygus. Tikrai protestai protestui nelygus. Pirmiausiai, man įdomu, kas organizatorius ir ko siekiama. Trečio kurso žurnalistė Klaudija, kalbant apie Klaipėdos miestą, jūsų nuomonė, ko reikia Klaipėdai, ko trūksta labiausiai, kad taptų miestas didesniu traukos centru, o galbūt nieko netrūksta? Dažnai mėgstu sakyti, kad didžiausia klaida galvoti, kad tu jau nebeklysti. Tai turbūt galvoti, kad jau viskas pasiekti ir nebereikėtų nieko daryti, kad tai taptų traukos centru, tai būtų labai didelė klaida. Žinot, aš tiesiog taip vis tik esu turbūt matyti tos senesnės politinės kultūros kartos atstovas ir man tas politinės kultūros segmentas yra labai svarbus. Ir aš tikrai visada pagarbiai atsiliepiu ir atsiliepsiu apie šiandieninį miesto vadovą. Kaip ir buvęs miesto vadovas atsiliepia apie mane arba neatsiliepia apie mane, bet tokios, kaip sakykime, ypač nepagristos, nepamatuotos kritikos nei aš girdėjau, nei aš sakiau, nei aš sakau. Ir tikrai palieku tai vertinti miestiečiams. Bet aišku, yra tam tikrų klausimų, niuansų, kurie man irgi kelia tam tikrų, kaip čia pasakyti, minčių. Vienas dalykas, visiškai pasikeitė šiandieniniai mero įgaliojimai. Ir meras turi labai didelės galės, ko aš net negalėjau net pasvajoti. Tai daugelis sprendimų merui priimti nereikia kažkokios labai rimtos didelės politinės paramos taryboje, o jeigu ją turi, tada tik dar palengvina gyvenimą. Tai tie sprendimai, kaip sakant, jie dažnu atveju gali būti ne per daug giliai išanalizuoti, ne per daug įvertintos tam tikros pasiekmes ir ne visiškai galbūt įvertintos numanomos perspektyvos. Aš truputėlį skeptiškai, jeigu nepasakyti skeptiškai, žiūrėjau į visų šitų patariamųjų tarybų atsisakymą pačioje kadencijos pradžioje, tiek meno tarybos, švietimo tarybos, ten daugeliu kitų tarybų, nes formaliai jos nėra privalomos. Bet per jas, mano manymu, mano darbo laikais, per jas tu turi tiesioginį ryšį su bendruomenėmis, kurios dirba tame lauke. Ir tu gali jas girdėti ir jos gali išsakyti tai. Nežinau, tai ar gerai ar blogai palieku spręsti jums. Tai vienas dalykas. Kitas, vėlgi dabar girdėjau berods vakar už vakar, kad miestas traukėsi iš asociacijos Klaipėdos regionas. Gali būti toks sprendimas ir jis jau, kaip suprantu, jau vykęs. Aš tik tais kažkaip šiek tiek su tam tikra lengva nostalgija prisimenu, nes būtent pradėjęs savo darbą kaip meru, 11 metais turbūt rudenį kaip tik buvau tos asociacijos steigimo iniciatorius. Bet tai buvo tikslas pritraukti į Palangą kuo daugiau skrydžių ir nebuvo kito instrumento, kaip tik sukurti tokią asociaciją, kuri galėjo užsakyti, pirkti reklamą ir per tai pritraukti skrydžius. Tai atsirado ir Londonas, Kopenhaga jau buvo, ir Londonas, ir Oslas, ir kokių tik nori skrydžių, jau nekalbu apie Rygą ir kitas buvusias, sakykime, kryptis. Tai to dabar atsisakyta. Nežinau, negaliu komentuoti motyvų, ten 60 000 eurų į metus mokestis buvo, apsimoka, neapsimoka, nesijimų vertinti. Bet sugriauti arba iš kažkur išeiti yra visada lengviau negu sukurti arba kažkur įeiti. Tai tikrai nekritikuoju, bet man klausimų tam tikrų lieka, kadangi jūs kaip žurnalistai klausėt, aš jauniem žurnalistam tikrai nenoriu nei per daug gudrauti, galėčiau, kaip sako, apdainuoti, taip apvelti ir daug sakant nieko nepasakyti. Bet iš tikrųjų, sakau, tam tikrų klausimų kyla ne tik man, aš skaitau, sakykime, neskaitau komentarų iš esmės, bet atsiliepimus girdžiu ir vertinimus girdžiu. Kaip ir, sakykime, pasitraukimas iš dabar tos kurtos vadinamosios Klaipėdos ekonominės pažangos strategija, KEPSAS, mėlynoji strategija. Vėlgi, man dirbant meru, beje, tai dabartinis meras buvo uosto direktorius, mes ten šešiese susėdė prie stalo miestas, universitetas, lezas, uostas, pramoninko matų prieigų rūmai ir pramoninko asociacija pasirašėme strategiją, kaip Klaipėdai eiti 30-osius metus, ko reikia siekti, pirmiausiai, ko trūksta, kaip reikia siekti ir ko pasiekti. Tai buvo strategija, dėl kurios sutarė 6 partneriai. Ir girdžiu šiandieną miestas, kuris tenais buvo be abejo pagrindinis žaidėjas, iš tos strategijos traukėsi. Reiškia, strategijos nebereikia. Aš suprantu, strategiją reikia atnaujinti. Tai yra neišvengiamas dalykas, tai ko gero reikia daryti gal ne kas met, bent kas porą metų. Tačiau visiškai nuo jos atsisakyti, nežinau, manęs paklaustumėt, aš ko gero, aš to nedaryčiau. Tai yra tokių dalykų, kur, nekritikuočiau, bet jie yra, kaip sakykime, diskutuotini. O šiaip taiga, ne meras miesto stato, ne taryba miesto stato miestiečiai.
To niekada nereikėtų niekam pamiršti. Trečiojo kurso studentas Dominikas, tai norėjau paklausti, ar atsimenate, kada buvo tokia, nepabijosiu pasakyti, žodžiu, tragiška situacija vyriausybėje, ar vis dėlto Lietuva dabar išgyvena absoliutų politikos dugną? Aš norėčiau, kad tai būtų dugnas, nuo kurio mes jau atsispiriame į viršų. Bet labai nenorėčiau, kad tai būtų dugnas, kur mes dar kasamės giliau. To tikrai labai nenorėčiau ir linkėčiau, kad to nebūtų. Žinot, pasakysiu atvirai, manau, kad bet kuriuo metu, bet kurioje vietoje, bet kurioje situacijoje, jeigu stovi ant žemės, tai yra tam tikras dugnas. Klausimas, kiek žemai arba kiek aukštai jisai yra, jeigu vadinti dugnu. Be jokios abejonės, daug klausimų kelia ir daug, sakyčiau, visokių diskusijų, vertinimų kelia visas ministro kabinetas, turbūt, galbūt išskyrus, iš dalies išskyrus užsienio reikalų ministrą Budrį, ekonomikos inovacijų ministrą ir turbūt, kurie mažiausiai energetikos ministrą Vaičiūną, kurie mažiausiai galbūt, kaip čia pasakius, kliūna arba mažiausiai kritikuojam, nors Budrys jau dabar jau, kaip sakant, kritikos sulaukia nuožmios pagrįstos, nepagristos, paliko įvertinti jums. Taip, iš tiesų, reikėtų pripažinti, kad yra du dalykai. Vienas dalykas komunikacija, kitas dalykas kompetencija ir aš dar pridėčiau trečią dalyką reali situacija, kuri dėja turi tokių iššūkių, kurie būtų labai rimta užduotis net ir labai patyrusiai vyriausybei. Aš turiu minėjau tie patys balionai, trąšų klausimas, sakykime, santykiai su Baltarusija, Rusija, kur Lietuva laikosi labai tvirtos, kietos vertybinės pozicijos ir man tai yra suprantama. Ir manau, kad ir jūs tą patį suprantate, bet mes tuo pat metu turim suvokti, kad už tai tenka mokėti tą kainą. Vienas dalykas, kaip aš minėjau, turim skirti nepalyginamai didesnės lėšas gynybai, ko iki šiol neskyrė ne viena vyriausybė, tai dėčiau pliusą šitai vyriausybei. Kita vertus, prisiminkim praėjusią kadenciją, kai buvo migrantų krizė, kai lipo per tvoras migrantai, kurie Baltarusiai stumė per sieną ir kai teko ekstra tvarka dėti koncertinas, ten, sakykime, kitas užtvaras, kad apriboti visą tai. Tai irgi vyriausybė atrodė tuo metu kaip ir dugnas, nes iššūkis tampa iššūkiu tada, kada jis tave užklumpa nepasiruošus. Pasiruošti tokiems dalykams yra labai sudėtinga, numanyti, kas bus vieno ar kito diktatoriaus galvoje, mintise, yra turbūt labai tokia rizikinga ir sudėtinga prognozė. Tai va šita krizė, balionų krizė, sakyčiau, tokia itin specifinė ir kuriai, kaip ir sakau, turbūt reikėtų labai kompetentingos vyriausybės, galbūt netgi inkorporė, kad tą situaciją suvaldyti. Vienas dalykas politinis laukas. Kaip ir bandoma ieškoti pritarimo tiek Europos komisija, tiek už Atlanto. Žinau, kad šiandien ministras susitinka su Amerikos specialiuoju pasiuntiniu Baltarusijoje. Baltarusijoje bandant kalbėti, pajungiant partnerius su Jungtinės Amerikos valstijas. Kalbėti, sakykime, su mūsų kaimynais, Lenkais, Latvijais pirmiausiai, kurie mažesnėm galbūt apimtim, bet irgi susiduria su panašiais dalykais, su jais derinti tos dalykus. Bet, kiek rodo praktika, ne visi į tą pačią situaciją žiūri per vertybinę prizmę. Neretų atveju nugali elementarūs ekonominiai paskaičiavimai. Ir tas gražus gestai, ypatingai Lenkų, 2 savaitėm atidėti tų dviejų perėjimo punktų su Baltarusija atidarimą Lietuvai paprašius to. Po 2 savaičių tai ne per daug tyriai, ne per daug garsiai, bet atidaroma. Ką reiškia? Reiškia, srautai pinigų didesni, mažesni eina per ten. Lenkų ūkininkai, Lenkų pasienio gyventojai to prašė seniai, spaudė vyriausybė jis išgirdo. Mums tas, kaip ir sakykime, nelabai džiugina, nes jeigu būtų toks, kaip sakykime, tvirtas partnerių, kaimynų palaikymas, ko gero balionų situacija būtų visiškai kitokia, jeigu ir Lenkai, ir Latvijai uždarytų visas, sakykime, visas prieigas, visas sienas, sakykime, palaikytų labiau izoliacinį režimą kaip Lietuva, kad palaiko, manau, efektas būtų didesnis. Dabargi tenka vieniems ieškoti sprendimo, o balionai čia toks, sakyčiau, visai nebrangus, bet labai efektyvus dezorganizacinis aspektas. Skrenda aukštai, raketom ar Patriot ar kokiam nors žemė, oras, nenumušinėsi milijonus už 1000 kainuojantį balioną. Žemės kinetinėmis priemonėmis jos numušti yra ir rizikinga, ir nelabai paprasta.
Tai ieškoma dabar, girdėjot, buvo paskelbtas ir konkursas, bet berods 3 laimėtojai tą milijoną pasidalino, kurie kaip ir siūlo tam tikrus scenarijus, kaip tuos dronus, arba šiuo atveju labiau galbūt balionus, per jų GPS-us nutupdyti žemę. Bet kita vertus, tuo pat metu Seime suprantu, kad ekstra tvarka skubiai skinasi kelią baudžiamosios sankcijos kontrabandininkams, kurios turėtų atgrasyti čia vietoje laukti tų cigarečių kaip gero uždarbio. Ir aišku, trečias dalykas, matyti, kur reikėtų ir politinės, ir galbūt tokios, nebijaučiau sakyti, policinės valios, nes visi, kaip ir sako, visi žino, o ten gyvena tie turtingieji kontrabandininkai, kurie iš to lobsta, bet jų prigriebti nepavyksta. Tai vat matyti kompleksas visų tų dalykų turbūt padėtų išspręsti tą krizę. O šiaip tai iš tikrųjų, pasakysiu taip aptakiai, yra buvę ir geresnių ministrų. Esu Milana, 3 kurso žurnalistikos studentė. Tai norėjau paklausti, jūs esat plačiai žinomas ne tik kaip politikas, bet ir kaip muzikantas. Kaip muzika keitė jūsų gyvenimą? Ar jinai kažkaip padėjo jūsų politinę karjeroje, ar atvirkščiai trukdė? Ačiū už klausimą, toks jautrus klausimas. Visada mėgdavau sakyti, kad muziką aš galbūt labiau taip suvesdavau į džiazą arba taip kažkaip priderindavau prie džiazo. Visada mėgdavau sakyti, kad džiazas man visada labai padėdavo politikoje, bet politika visada trukdydavo džiazui. Ir visada reikėdavo ieškoti to tokio sveiko santykio, nors kiekvienais metais ten apskūsdavo etikai, komisijai, FTEKui ir čia vietai. Ir šiais metais buvo apskundė, bet kažkaip viskas taip, kaip pasižiūri, patikrina, įvertina, supranta, kad nieko to nėra, kuo mes įkaltinamas. Bet šiaip, galbūt jums pasakysiu patiems pirmiems, tikrai patiems pirmiems, kaip tik čia prieš dar vakar tapau metai senesniu ir kažkaip savo pagalvojau, kad nebežinom, ar turiu teisę, kaip čia pasakant, pretenduoti į tokį aktyvų atlikėją, kuris ten gali groti, ten jam sessionuose, koncertuose. Tiesiog jaučiu, kad grojimui aš jau bijau, kad praradau tam tikrą įgūdžių minimumą ir jau dabar į sceną kopti tikrai nedrįščiau. Tai nenoriu taip būti blogų pranašų savo, bet bijau, kad 69 metų ta riba, jinai gali būti kaip ataskaitos taškas, kada matyti muzika liks visiškai tik hobi, nors ir šiuo metu jinai hobi. Bet šiaip tai menininkui apskritai gyvenime nėra paprasta. Nes menininkas jis yra vis tiek šiek tiek, nesakau kitoks, bet šiek tiek skirtingas žmogus. Jis pasaulį labiau suvokia per klausą, per regą, per suvokimą, per judesį, per dar kažką. Jisai mato tame daugiau negu mato žmogus, kuris to neturi tų gebėjimų. Ir nėra labai paprasta, kaip sakant, menininkui gyvenime. Daug sudėtingiau menininkui būti politikoje, nes aš atsimenu, kai tik pradėjau savo politinę karjerą, turbūt gal kokį 2000 ar 2001 metais, gal panašiai 2001 gal. Man vienas senas patyręs politikas pasakė, aš atėjau, sako, tu atėjai čia iš džiazo, iš muzikos, viskas tvarkoja, linkim sėkmės, bet, sako, iki šiol tu rinkai draugus, sekėjus, palaikytojus. Nuo dabar tu jau pradėsi rinkti priešus ir oponentus. Ir pagyveni po to supranti, kad tame ta yra to tiesa, tu vis tiek tą priimi jautriau. Tu į tą žvelgi šiek tiek kūrybiškiau ir, kaip sakant, nenoriu sakyti, kad tavo oda yra plonesnė, bet jinai yra plonesnė. Bet aš, sakykime, per savo ilgametį jau politinę karjerą galėčiau pasakyti taip, kad tikrai užaugo labai stora skūra, šneka žemaitiškai, bet širdis po ją plaka tuo pačiu menišku ritmu. Tai aš tikrai dabar nebepretenduočiau į atlikėją, vadinkim, bet į tokį profesionalų, geranorišką klausytoją, ko gero taip. O muzika, taip skaitai, aš manau, kad tai yra gyvenimo vertybė kiekvienam žmogui. Ir ne tik muzika, apskritai kultūra. Ir kuo daugiau menininkų bus politikoje, to politika bus, ko gero, tokia empatiškesnė, jautresnė, atviresnė. Nes esu girdėjęs ir kitą tokį gerą pasakymą, kad viena pačių didžiausių silpnybių politikui tai yra nuoširdumas. Nes tavo nuoširdumas gali būti vertinamas, priimamas žmonių, kurie yra irgi taip pat nuoširdus. Bet politikoje, kur vyroja dažniausiai pragmatiški interesai, tavo nuoširdumas labai greit gali būti atsuktas prieš tave. Todėl tu tiesiog turi save daugelį atvejų prilaikyti, kad ir kaip norėtum, kai sako, dėti širdį ant stalo ir bendrauti. Tai be to išmoksti ir sakau, kad ir kokia būtų stora skūra kiekvieno politiko
gyvenime, kūne ar ant kūno, vis tik širdis po ją turi plakti meniškų ritmų. Aš taip nusakyčiau. Esu 3 kurso žurnalistė Samanta, tai šiuo metu esate būtent socialdemokratų partijos narys ir mano klausimas būtų būtent toks, ar nekilo minčių pasitraukti iš šios partijos ir jei kilo, tai būtent kokios priežastys skatina apmastyti tokį sprendimą? Na tikrai, bent iki šio klausimo negirdėjau dar tokio sakyt, pamastymo. Ne, žinokit, aš buvau tik vienoje partijoje, liberalų centro sąjungų, kuri po to transformavosi liberalų sąjūdį, tai aš buvau tik tos partijos narys. Iš tos pirmosios liberalų ir centro sąjungos mane išmetė, tada Zuokas išmetė, atsimenu, pasirašė tą sprendimą, kadangi mes ten buvom turbūt tokie 4-5 politikai, kurie kritikavom ir tai mus išmetė, bet mes po to, kaip sako, perėjom arba įkūrėm liberalų sąjūdį. Tai iš liberalų sąjūdžio aš išėjau savo norų, tas buvo turbūt 2017 metai, galbūt 18, maždaug tas laikas galbūt. Bet išėjau savo norų vien dėl to, kad pamačiau irgi tam tikrų apraiškų, tam tikrų, kaip sakykime, povandeninių susitarimų nors politikoje. Tai nieko stulbinančio, stebinančio, bet kai tu matai, kad tame dalyvauja tau pažįstami žmonės, apie žmonės, kuriems tu kažkada padėjai, galbūt nes juos iš kažkur kažkada iš kažko ištraukiai. Ir kai jie, kaip sakant, dalyvauja tiesiog tokiuose užkulisiniuose susitarimuose, sąmoksluose prieš tave, žinot, aš kažkaip pagalvojau tikrai, kad tai ne man. Geriau aš būsiu laisvas žmogus, bet, kaip sakant, nebūsiu toje aplinkoje. Ir po to, sakykime, kažkaip aš tada dar buvau Europos regionų komiteto narys ir dažnai, kai Briuselį važinėdavau ten 2 kartus į mėnesį, kartais 3 netgi. Ir ten man teko kažkaip dažnai bendrauti su, ten dažniausiai socialdemokratų tokia buvo, kaip sakykime, net ne grupė, tiesiog toje delegacijoje, turbūt 3/3 mūsų socialdemokratų ir kažkaip man teko su jais bendrauti, su jų vadovais. Ir žinot, mane kažkaip sudomino. Viena vertus, aišku, tai jau tokia labai jautri socialinė politika, kuris, aišku, šiek tiek skiriasi nuo tos liberaliosios politikos, tos vertybės, kurios, negaliu pasakyti, iškart pamilau ir vertinau. Ne, manęs reikėjo šiek tiek pažinti. Kita vertus, pasakysiu, galbūt irgi mintį, kurios, manau, kad gal nesu garsiai sakęs. Bet sakiau bendrai, sakiau vieną kartą. Kad man tiesiog buvo keista ir šiek tiek apmaudu galbūt ir liūdnoka, kad Klaipėdos politinio gyvenimo spektre visiškai iš gyvenimo dingo socialdemokratai, kurie mane iki to vienoje kadencijoje tai kritikavo nuožmiai, ten kali ne prie kryžiaus, prie žvaigždės, kiekviena proga. Ir aš kažkaip sakau, pats savo uždaviau klausimą, ar tikrai miestui nebūtų geriau, jeigu valdančiųjų arba tiesiog politinėme spektre atsirastų, sugrįžtų, tiksliau tariant, socialdemokratai. Ir tai buvo irgi vienas iš motyvų, kuris mane kaip ir paskatino, kaip sakant, sieti savo politinę perspektyvą su šito partija. Aišku, šiandien atsigręžęs atgal, aš galvoju šiek tiek, aš vėlgi taip perdėm empatiškai priėmiau tą tokį jų prašymą, siūlymą, kvietimą vėl sugrįžti į mero šitas varžybas, rinkiminę kovą, nors aš jau buvau sakęs, kad tikrai nenoriu, tikrai nedalyvausiu. Na ir va šitą vietą aš manau, kad tai buvo tam tikra mano klaida, kad aš pasidaviau gerai, aš sugrįžau, nors aš tikrai žinau, kad nelaimėsiu. Aš tikrai žinau, kad aš nenoriu laimėti. Bet, tiesiog, tam, kaip sakykime, bet mano dalyvavimas, liaudiškai tariant, ištempė 3 socialdemokratus į miesto tarybą. Tai manau, kad tas mano toks, vadinkim, pasiaukojimas, jeigu taip galima garsiai būtų pasakyti, davė tam tikrą rezultatą. Ir, žinot, tas, kaip jūs sakot, uždavėt klausimą, ar nesvarstau, ar išeiti, ar ką nors, žinot, išeiti ar pasitraukti yra lengviausia. Yra lengviausia ir iš šalies kritikuoti, po to piktintis yra dar lengviau. Sunkiausia yra būti turbūt aplinkoje, kurioje tu matai daug kritikuotinų dalykų. Bet aš būdamas, kaip sakau, tos senos politinės mokyklos arba kartos atstovas, aš vis tik tai žvelgiu kaip atsakomybė prieš organizaciją, kurios nariu tu esi tą dieną. Tas pats, jeigu tu esi valtyje, arba tu irkluoji kartu su visais, arba blogiausiu atveju kažkurį laiką neirkluoji, bet netrukdai kitiems, bet blogiausia situacija, kada tu irkluoji kitą pusę. Jeigu jau yra taip, geriau išlipti iš valties.
Tai aš tikrai kol kas, kaip sakant, nesiruošiu išlipti iš tos valties. Matau, toje organizacijoje nemažai tobulintinų dalykų ir apie jos organizacijos viduje. Tikrai nebijau pasakyti ir sakau, ir man malonu, kad mano mintis, žodžius, tam tikrus siūlymus vertina, bet kada partijoje, kuria yra 14 tūkstančių narių, yra milžiniška didžiausia partija, jinai yra labai inertiška. Kažką joje pakeisti yra labai labai sudėtinga. Jo labiau tai yra labiau regionų partija negu didmiesčių partija. Tai va, tų dalykų yra nemažai ir nemažai pastabų esu sakęs tiek Blinkevičiūtei, tiek ir Sinkevičiui. Ir tik Paluckui. Į kai kurias atsižvelgia, į kai kurias gal kada atsižvelgs ateityje, bet kol kas tokių planų ar tokių minčių tikrai neturiu. Labą dieną, žurnalistikos studentas Giedrius. Pats šiandien paminėjot keletą kartų tą pasikeitusi savivaldos įstatymą ir modelį patį. Kaip jums pačiam, kaip žmogui iš savivaldos, tas modelis, vertinant galbūt tuo požiūriu, ar mero rankose nėra sutelkta per daug galių, per daug valdžios, taip atribojant nuo tos savivaldos, kaip būtų taip aukščiausia rajono valdžia taryba? Kaip jums čia dabar taip diplomatiškai pasakyti? Turbūt bet koks ginklas yra pavojingas, kada jį naudoji. Ginklas kaip Damoklo kardas, kuris kabo ant sienos, jisai yra toks kaip perspėjimas ir įspėjimas. Čia taip, kaip sakant, tokį poetiškai literatūrinį įžvalgą tariant. Labai priklauso, taip, galios mero šiandien yra milžiniškos, bet labai priklauso, kaip tomis galiomis tu naudojasi. Ar tu naudojasi kaip autokratas, kaip diktatorius ir viskas tumi iš šano darysiu pats vienas, nesitarsiu taip, kaip man atrodo, ar turėdamas tas galės vis tik tai pabandysi išgirsti patarimus iš visuomenės, iš bendruomenės, iš asocijuotų struktūrų. Čia priklauso labai nuo žmogaus, nuo asmenybės. Bet vėlgi tai negali būti vienareikšmis atsakymas. Kai kurių procesų įgyvendinime tai yra didelis privalumas. Nebereikia derinti. Tu derini politinę, kaip sakant, vieno ar kito projekto dalį, administracija derina tą, vadinkim, įgyvendinimo arba tą vykdomosios valdžios dalį, o po to galų gale sueina į rezultatą. Tai šitame kontekste tai galimybių yra daug. Bet kaip aš ir minėjau prieš tai, bet tuo pat metu atsiranda tų galimybių, kaip čia pasakius, atriboti ir tas visuomenės dalyvavimą arba visuomenės įtraukti į miesto šiuo atveju politinį gyvenimą. Ir aišku, ir taryba vėlgi, meras net nėra tarybos narys, jisai net nebalsuoja taryboje pagal dabartinį reglamentavimą. Ir aš girdėjau, tikrai diskusijos vyksta keisti šiek tiek tą įstatymą, kad meras irgi taptų tarybos narys, turėdamas teisę ir balsuoti. Na, bet aišku, kita vertus, tas saugumo garantas, kad tave išrinko tiesiogiai ir per naktį nenuvers susirinkusi dauguma, tai aš manau yra demokratijos rimtas užtaisas. Labai priklauso turbūt ne nuo modelio, bet kaip tame modelėje esančiomis galimybėmis yra naudojamasi, kokiam tikslu tai naudojama ir kaip tai yra daroma. Bet tik galiu pavydėti, jeigu būčiau turėjęs tokias galės, kai aš turėjau, tai tada tikrai ketvirtai kadencijai būčiau, manau, be didelių problemų pasilikęs Klaipėdoje. Labai dėkingi, mes žinom, kad jūs prašėt truputėlį laikės. Tai yra paskutinis klausimas, jeigu yra kas. Tai nepaklausė aštrių klausimų, kurių norėtųsi, aišku, nepaklausė apie Žemaitaitį, nepaklausė, ar Lietuva paseks Gruzijos, Vengrijos pavyzdžių tokiu, sakykime, kaip... Nepaseks. Nepaseks. Jūs... Ne, aš nebejoju tam. Nes viskas yra suvesta į, kaip sakant, ne į išsaugojimą Lietuvą nuo šitų pavyzdžių, kaip jūs įvardinot. Dabar Lietuva tiesiog susitelkusi vieno žmogaus gelbėjimo operacijoje, net ne žmogaus, bet posto, ar žmogaus tame poste gelbėjimo operacijoje. Čia mano nuomonė yra. Tai aš tikrai nematau rizikų grėsmių urbanizacijai ar sakartvelizacijai, nors natūralu visiškai atmesti tokias galimas, bent teorinės grėsmės tikrai irgi būtų klaida. Tam reikalingas... Apie vieno žmogaus postų išsaugimą vardinsit? Tai direktorė LRT.
taip smulkiai? Čia smulkiai? Nu, aš sakau savo nuomonę, aš nekalbu, sakykime, šiuo atveju kaip oficialią kokią politinę poziciją, bet net ir šiandien skaitau pareiškimus, kad eisiu iki galo, darysiu viską. Gerbtinas užsispyrimas, tikrai gerbtinas, bet šitoj vietoj, na, kaip sakant, tvarkoj, tada įvertinkim labai, labai objektyviai visus audito punktus, visus, o ten jų yra daug ir ten yra tikrai daug medžiagos, bet kita vertus vėlgi turbūt, na, kaip čia pasakius, mes nenėrėm, kaip jūs sakote, aštriai ar giliai į tam tikrus honorarus, aš jau užsiminiau tam tikrus nepotizmo atvejus, kai matom garsių žmonių atžalas dirbančias arba vedančias laidas arba sakykime, būnančias užimančias vienas ir kitas pozicijas. Na, galbūt tai nėra kritiškai grėsmingos klaidos, bet jų visuma vis tik veda, kad prie tokio, bent mano manimu, prie tokio peržiūrėjimo tam tikros sistemos, kad ją taisyti, ją tobulinti, bet jokių būdų negniaužti, kaip čia yra dabar sakoma, demokratija. Aš, kaip ten sakė Ruso ar kažkas sakė, aš visiškai nepritariu jūsų nuomonė, bet atiduosiu gyvybę, kad jūsų nuomonė būtų išsakyta. Tai šitoj vietoj aš tikrai nebijau pasakyti, kad jeigu aš pats pamatysiu ar pajausiu, kaip jūs sakote, tam tikras grėsmės, tikrai manęs nereikės raginti, kad eiti ginti to, bet aš tai turiu matyti pats, aš to turiu tikėti pats. Ir nenoriu būti vedamas arba klaidinamas, kaip sakant, traukiamas kur nors į vieną ar kitą pusę. Paskutinis klausimas labai trumpai, kaip manot, ar ilgai išsilaikys koalicija su Nemuno aušra? Na, provokacija tokia neprasta, aišku. Ką aš žinau? Jeigu žinočiau dieną ir datą, galėčiau pasakyti, vat bus trauks iki šviežių bulvių arba iki kalėdų ar po kalėdų. Vėlgi turbūt atsakant diplomatiškai, rizikų, kad šita koalicija nesulauks rinkimų, aš turiu minėti 4 metų kadencijos, yra gerokai daugiau negu vilčių ir tikimybės, kad sulauks būtent tokia konfiguracija. Ir apie tai neveltui daug ir kalbama. Bet kokie scenarijai po to, trinkteli durim, kaip trečią kartą pakartosiu, trinkteli durim kažką įstumti būtų turbūt vienas iš lengvesnių sprendimų. Klausimas, ką daryti toliau, scenarijų yra daug. Tikėtis kažkas pribirės į daugumą, o gal nepribirės. Tikėtis, kad vėl, kaip sakant, sueiti į vieną daugumą su to pačiu demokratais vardan Lietuvos, vienas iš variantų. Aišku, prasčiausias variantas, ko gero, Lietuvai būtų mažumos vyriausybė, nes kaip ir kažkas jau klausė, apie dugną užsiminė, mažumos vyriausybei reikia labai patyrusių, labai kompetentingų ir labai profesionalių politikų. Šitoje vyriausybėje jiems dar tokiais reikia tapti.